Lietuvių liaudies pasaka Jonukas ir Onutė. Gyveno kitąsyk ant marių kranto turtingas bajoras ir turėjo labai gražią moterį, savo už pačią, nuo kurios susilaukė 2 gražių vaikelių – Jonuko ir Onutės. Neilgai pagyvenus jo moteris mirė ir bajoras, matydamas, jog pats dar stiprus vyras, o vaikai maži, vedė antrą pačią. Bet tuoj pasitaikė ragana ir iš pirmos dienos pamotė ragana pradėjo nekęsti abiejų vaikučių. Kartą bajoras išvažiavo kelioms dienoms. Ragana davė padaryti meistrui stiklinę skrynutę, įdėjo ją Onutę ir užrakinus įmetė į jūrą. O Jonuką pavertė avinėliu. Bajoras parvažiavęs klausinėjo apie savo vaikus, bet niekas nieko nežinojo. Ragana pasakė, kaip aš tavęs nežinau, kur važinėji, taip nežinau nei tavo vaikų, kurie valkiojasi. Bajoras vaikus apgailavęs, manė, kad gal žvėrys juos sudraskė ar į jūrą įpuolė. Avinėlis bajorų kaimenėje gražiai augo ir buvo labai prijungęs prie žmonių. Ne tik kaimenės laikydavosi, kiek su žmonėmis po dvarą vaikščiodavo. O kartais pamatęs bajorą pribėgęs laižydavo jam rankas. Pats bajoras ir visi dvariškiai labai mylėjo avinėlį, tik viena ragana jo nekentė. Praėjus kiek laiko ragana ėmė įkalbinėti savo vyrą, kad avinėlį papjautų. Pjaukite tą avinėlį, ko jis čia valkiojasi po namus ir darbininkus gaišina nuo darbo. Bajoras sutiko. Pjaukite, žinokitės. Kai avinėlį jau vedė pjauti, tas priėjo prie bajoro, ėmė laižyti jam rankas ir prašė, kad leistų jūrą atsigerti. Pone, leisk atsigerti, bus daugiau kraujo. Ponas sako, eik. Ir išleido draugė vieną tarną, pasaugoti, kad nepabėgtų. Nuėjo avinėlis į pajūrį, prikišo snukutį prie vandens ir pradėjo raudoti. Oi, Onutė, oi, seselė, ketin ponas mane pjauti, jau peilelį pagalando ir geldelę pamazgojo. Avinėliui pabaigus atsiliepė iš jūros balsas. Oi, Jonukai, oi, broleli, pasakykit savo ponui, tegul mezga šilkų tinklą, tegul meta jį į jūrą, pagaus nuostabią žuvelę. Pasišnekėjęs avinėlis grįžo atgal. Tarnas parėjęs išpasakojo bajorui, ką matė ir girdėjo. Bajoras liepė dar nepjauti avinėlių. Ragana iš piktumo ko nedūko, kad paliko avinėlį nepjautą. Ir kaip įmanydama, vis šnekėjo, kad reikia jį pjauti ir gana. Bajoras nesikęsdamas liepė vėl pasirengti pjauti avinėlį. Avinėlis ir vėl priėjo prie pono, pradėjo laižyti rankas ir prašyti. Pone, leisk atsigerti, bus daugiau kraujo. Ponas sako, eik, tik dabar tarno nesiunti, bet pats ėjo paklausyti. Avinėlis priėjęs prie jūros vėl pradėjo raudoti. Oi, Onutė, oi, seselė, ketin ponas mane pjauti, jau peilelį pagalando ir geldelę pamazgojo. Ir vėl iš jūros atsiliepė. Oi, Jonukai, oi, broleli, pasakykit savo ponui, tegul mezga šilkų tinklą, tegul meta jį į jūrą, pagaus nuostabią žuvelę. Bajoras sugrįžęs namo liepė avinėlių nepjauti, bet kuo greičiausiai megzti tinklą. O kai tik numezgė, visi greit nubėgo ant jūros kranto, tai užmetė tinklą ir ištraukė stiklinę skrynutę. Bajoras prišokęs tą skrynutę sudaužė ir rado savo dukterį Onutę. Klausė ją, kas tave čia? Onutė įmetė. Ogi pamotė, atsako Onutė. O kur Jonukas? Jonuką pavertė avinėliu. Parėjęs namo bajoras kuo greičiausiai liepė pamotį, kad atverstų avinėlį Jonuku. Ta nenoromis atvertė. Tada bajoras įpykęs ant savo pačios liepė bernams suvežti didelę krūvą malkų ir sukrauti laužą. Ant to laužo užvedė raganą ir sudegino. Žmonės kalba, kad žiemą, kai sniego ir smarkiai šąla, mėnesienos naktimis ant sniego
kažkas žiba. Tai esą raganos taukai.